Jūs toliau žiūrite technologijų laidą NKTV. Štai kas dar liko iki pabaigos. Toliau naršysime po pasaulinį interneto tinklą. Ir aišku, pažaisime laidai besibaigiant. Jūsų laukia žaidimų pasaulio naujienos bei žaidimo apžvalga. Šį kartą to žaidimo, kurio laukiame jau 14 metų. Ar žinote, apie ką kalbu? Jei ne, po kelių minučių sužinosite. Prašėt, okei, pagaliau priprašėt. Kokie turbūt 98 000 jūsų prašė, kad mes pademonstruotume iTouch.lt puslapį skirtą Apple gerbėjams. Okei, Paulius Orinas, tebūnie tas žmogus, po kurio noro aš pasirinkau šią svetainę. iTouch.lt rašo jums apie Apple naujienas, štai kad ir pavyzdžiui apie brolius Saulių ir Aidą Dailides, kurie iš programos sukurtos Apple kompiuteriams uždirbo $1 milijoną, apie naują iPhone'ą, bla 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 bla, apie tai, ką galima atsisiųsti, bei kaip dirbti Apple įrenginiais. Forumas, na pavyzdžiui, jeigu jums su iPhone'u iškilo kokių nors klausimų dėl instaliacijos, galite keliauti čia ir greičiausiai rasite atsakymą. Taigi, iTouch.lt gyvuojanti ir nemaža Apple gerbėjų bendruomenė. Ar pamenat Alano dainą Laiškas ant sniego? Kaip jis rašė visiems laišką ant sniego. Tai štai, Tomas Šalenga kviečia parašyti laišką ant sniego bičiuliui. Pažiūrėkite, kaip atrodo Tomo laiškas ant sniego, kuris atsiuntė mums laidai NKTV. Linksmų švenčių visiems, parašė mums ant sniego Tomas Šalenga. Ačiū Tomai ir žinau, kodėl tu neuždėjai lietuviškų simbolių, nes šitą svetainę jų paprasčiausiai nepriima, kas yra truputuką komiška. Gerai, norite jūs parašyti savo bičiuliui laišką ant sniego, a? Alanai, gal tu nori kam nors parašyti tokį? Write your own, paspaudžiate čia ir rašote patį tikriausią laišką ant sniego bei siunčiate elektroniniu paštu. Puikus žiemiškas linkėjimas. Marius Paliukas siūlo mums aplankyti svetainę, kurioje, be visos reklamos, pamatysite ir pavojingiausius pasaulyje kelius. Juokas galvojat? Ne juokas. Štai šis kelias Anduose, Pietų Amerikoje, Bolivijoje, pripažįstamas pasaulyje kaip pavojingiausias kelias. Čia daugiausiai žmonių nusiverčia nuo štai tokių šlaitų, ypač kai palyja. Žiauriai daug nuotraukų. Visų nuotraukų nenoriu išrodyti, nes paliksiu ir jums. Nueikit patys, pasižiūrėkit. Ar jums smalsu sužinoti savo mirties datą? Ne, jums nereikia kreiptis į jokį fizinį orakulą ir nereikia jam mokėti 100 arba net 150 litų. Nereikia. Nukeliaukite į šią svetainę ir sužinosite, kada mirsite. Šneku su šypsena apie mirtį, nes štai mirtis tokia mus pasitinka puslapyje. Yra anketa, kurią dabar turiu užpildyti ir sužinosiu savo mirties datą. Ai, kodėlgi prieš visą Lietuvą neparodyti, kada mirsiu? Taip, mano gimimo data, kūno masės indeksas, požiūris į mano mirties datą. Gerai, tegul būna pesimistinis. Kiek aš vartoju alkoholio, pasirinksiu tokį. Ir šalis, kurioje aš gyvenu. Ne, mūsų šalies čia nėra, todėl tebūnie, kaip ne kaip kaimynai. Tebūnie Rusija. Mieli NKTV žiūrovai, jūsų žiūrimos laidos vedėjui Ernestui Janušui liko gyventi daugiau nei 8200 dienų, tiek valandų ir tiek sekundžių. Aš užversiu kanopas, kai man bus 53 metai, 10 mėnesių ir 1 diena. Gaila, nes tai yra gerokai anksčiau, negu aš tikiuosi išeiti iš šio pasaulio. Bet netikėti puslapių aš negaliu. Todėl ruošiuos, nes tai bus 2033 metų rugpjūčio 6 diena, šeštadienis, graži diena. Tai tiek smagių, rimtų ir absurdiškų puslapių šios dienos rubrikoje Tinkle.
Neužsirašinėkite, kaip aš jau minėjau, adresų, kadangi visus juos rasite mūsų Facebooko profilyje laida NKTV. Ten ir ieškokite visų adresų, bei palikite savo surastas interneto svetainės. Jei mums patiks, pasidalinsime su visa Lietuva ir padėkosime jums. Įvardinsime jūsų vardą bei pavardę. Žaidžia šiais laikais ir dideli, ir maži. Na, maži galbūt Lietuvoje žaidžia kiek ir daugiau. Tuo tarpu užsienyje skaičiai skirtingi. Ten vidutinis žaidėjo amžius, beje, yra apie 30 metų. Gerai, tiek mažiems, tiek dideliems mūsų paruošta žaidimų rubrika. Žaidimų rubriką pradėsime naujienomis. Leidėjams kuo svarbiau savo produktą išleisti daugybėje platformų. Todėl ilgai lauktas Portal 2 pasirodys PC, Xbox 360 ir PlayStation 3 platformoms. Dar geriau yra tai, kad žaidėjai gali žaisti kartu nepriklausomai nuo platformos. Tačiau Portal 2 ne tik sujungs kompiuterių ir konsolių turėtojus. Vartotojų sukurti žemėlapiai bus prieinami visiems žaidėjams. Juos kurti vis dar galės tik asmeninių kompiuterių savininkai, tačiau jų darbo vaisiai bus pasiekiami visai auditorijai. Belieka tik sulaukti paties žaidimo. Crysis buvo nuostabus žaidimas apie Korėjos karą, kuris, kaip žinia, vyko Korėjoje. Crysis 2 teks kautis su ateiviais ir mistiškais priešais griūvančiame mieste. Žaidimo teks laukti iki kovo 22 dienos. Iki to laiko turime tik filmukus, o Xbox vartotojai gali pasimėgauti ir demo versiją. Žaidimo keliese arba multiplayer režimo demonstracija pasirodė sausio pabaigoje, tačiau kol kas ji prieinama tik Xbox Live Gold vartotojams. Jie galės pasišaudyti viename lygyje pavadintame Skyline. Dead Space 2 šiemet sugrąžino kosminio siaubo dozę. Dragon Age 2 jau nekantriai laukia visi fantasy RPG gerbėjai. Ką šie žaidimai turi bendro? Šarvus. Pasirodžius pirmajam Dragon Age, jo pirkėjai galėjo atrakinti specialius šarvus Mass Effect 2. Dabar Dragon Age laikas gauti dovanų. Dead Space 2 žaidėjai gaus kodą, kuris drakonų pasaulyje įdės pažįstamų šarvus. Tai nėra tiesioginė Izaoko šarvų kopija, bet atrodys įtartinai ir panašiai. Ypač švytinti šalmas. Nekantriai lauksime. Stalker Shadow of Chernobyl kūrimas buvo pakankamai užsitęsęs. Half-Life 2 irgi teko laukti ilgai. Trečiojo epizodo žaidėjai laukia dar dabar. Tačiau ne vienas iš šių žaidimų negali prilygti Duke Nukem Forever. Pirmosios žinios apie jo kūrimą pasirodė dar 1997-aisiais. Taip, mes jo laukiame ištisus 14 metų. Skamba neįtikėtinai. Palyginimui, Duke Nukem 3D, kurio tęsiniu laikomas Forever, buvo sukurtas per 1,5 metų. Tuo tarpu naujosios dalies kūrimas truko taip ilgai, kad žaidėjai net nustojo apie tai juokauti. Ir štai, jis turi pasirodyti šiemet. Žadama data – gegužės 6 diena. Bus praėję truputį daugiau nei 14 metų nuo jo kūrimo paskelbimo. Belieka tik ne visai patikliai ištarti wow. Kol kas apie žaidimą daugiausiai informacijos suteikia vienas demonstracinis filmukas. Jo pradžioje Duke'as, pagrindinis veikėjas, šlapinasi į pisuarą. Jis nepraleidžia progos pasiskųsti, kad tai trunka visam žinybę. Atrodo, ir pačiame žaidime bus juokų apie ilgą kūrimo laiką. Vėliau Duke'as išbėga į stadiono persirengimo kambarį. Ten pasieniuose guli suluošinti žemės gynybos pajėgų kariai. Vienas sveikesnis stovi prie lentos ir braižo puolimo planą. Duke'ui, kaip žemės gynybos legendai, pasiūloma nubraižyti naują. Čia žaidėjai turės galimybę užrašyti ant lentos ką tik nori, o tada belieka bėgti stadioną. Ten jau laukia milžiniškas kibernetinis ciklopas. Duke'ui neliko nieko kito, tik vengti žvėries atakų ir šaudyti atgal raketomis. Pribaigęs bosą, Duke'as išlupo jo akį ir spyrė ją į vartus. Be tokių klasikinių pramogų dar teks ir pasivažinėti super džipų dykumomis,
Ir tai reikėtų įvertinti. Pirmą kartą žaidimo variklis ir buvo pakeistas dėl atvirų erdvių. Aišku, ilgai važinėti neteks, nes ilgainiui baigsis degalai. Tada reikės traukti toliau ir triuškinti bangas priešų. Tačiau tai nereiškia, kad žaidimas visiškai užstrigo 96-ųjų madose. Atsirado visur esanti sveikatos atstatymo sistema. Taip pat atrodo, kad Duke'as pažaidė Call of Duty ir nusprendė, kad nėra ko tampyti visą arsenalą ginklų. Bent jau dabar atrodo, kad bus galima turėti tik vieną didelį šautuvą ir Duke'o auksinį pistoletą. Tiesa, niekur nedings ir artimos kovos. Žaidėjas galės užspardyti priešus. Iš senų ginklų sugrįžimas žadamas raketsvaidžiui, šaldymo ginklui ir mažinimo spinduliui. Pagal kai kuriuos šaltinius, priešai pradeda bėgti, kai jos taikomas iš šiuo ginklu. Grafika neatsilieka nuo dabartinių laikų. Aišku, tai nėra Crysis 2, bet šiaip atrodo padoriai. Vaizdas fokusuojamas į tą tašką, į kurį Duke'as žiūri. Tai geriausiai panaudojama, pavyzdžiui, artimoje kovoje su ateiviais. Dabar laukti lieka visai nebedaug. Palaukime 14 metų, sulauksime ir gegužės mėnesio pradžios. Tikėkime, kad per tą laiką kūrėjai nepateiks daugiau keistų siurprizų. Tai ačiū, kad žiūrėjote NKTV. Susitiksime su jumis kitą sekmadienį, o iki tol aplankykite mūsų YouTube kanalą, kuriame tiesiog NKTV laidų archyvas. Ir aišku, draugaukite su mumis Facebook'e, būsime už tai dėkingi. Ten laidoje rodytų interneto svetainių nuorodos, na ir šiaip visokios su laida susijusios magybės. Tai tiek. Kitą sekmadienį 10:30 toks naujasis laidos laikas. Iki!